Taigi Brendono Deiviso ir Jamelo Maklyno mikro dvikova nuo pirmųjų minučių. Šią dvikovą su kaupu laimėjo Žalgirio centras pirmose rungtynėse. Gražiausių rungtynių epizodų vainikuotas Brendono Deiviso monstriškas stogas Jamelui Maklynui. Ir dabar ginčo kamuolys. Ginčą laimė aikštės šeimininkai, jų pirmoji ataka. Vasilis Spanulis su kamuoliu, prižiūri jį Vasilija Micičius. Rainas Robertsas. Printezio užtvaras Spanuliui, Spanulis veržėsi, atmeta kamuolį Papa Petru. Maklynas nesiryžta atakuoti iš vidutinės distancijos, Braunas arčiau krepšio ir pataiko. Brendonas Deivisas netgi atsitraukė, provokavo mesti Maklyną, kuris nesiryžo, veržėsi, vyko kontaktas ir sudėtingą metimą pataikė varžovo aukštaūgis. Susitarimas be abejo atsitraukti nuo Maklyno, leisti jie mesti iš tolimesnių distancijų, kartais pabando, bet nėra labai geras metikas. Dabar Deiviso bandymas revanšuotis, lysta kamuolys, 4 sekundės, Micičius pro Spanulį. Kaip prostovinti, Micičius prasiveržia pro Spanulį, Spanulis kėščiojo rankomis, nesulaukė komandos draugų pagalbos. Ir Spanulio silpna gynyba žalgiriečiai pasinaudojo pirmose rungtynėse. Prisiminkime epizodą, kai Kevinas Pangosas pratęsime tiesiog išmaudė Olympiakos veteraną. Galima atakuoti Vasilį Spanulį, varginti jį ir priversti dirbti gynyboje. Jamelas Maklynas ir pražanga Edgarui Ulanovui. Nieko nepadarysi, Ulanovas beveik laiku atėjo į pagalbą į baudos aikštelę. Čia Maklynas fiziškai labai stiprus, atletiškas žaidėjas. Dirba pražanga. Grįžtant taip prie šio epizodo, aš manau, kad Žalgirio trenerių nurodymas yra Micičiui, kuo dažniau atakuoti Spanulį ir bandyti dažniau veržtis 1-1. Jamelas Maklynas, 2 baudų metimai, 66 ir 60% Eurolygoje. Jo baudų pataikymas. Dušanas Ivkovičius stebėjo pirmasis serijos rungtynės, yra arenoje ir šiandien. Treneris dabar jau baigęs karjerą, bet yra laimėjęs Eurolygą būtent su Pirėjo Olympiakos klubu. Vieną baudą pataikė Jamelas Maklynas. Ir Žalgirio ataka. Pangosą prižiūri Brainas Robertsas. Pražanga puolime Jankūnui. Judantį užtvarą, Jankūnas statė užtvarą, išleidinėjo aukštiną Brendoną Deivisą. Teisėjo nuomonė, užtvara nebuvo švari. Taip, galbūt šiek tiek ir judant. Apsigynė Olympiakos krepšininkai, kamuolį vėl įžaidžia Brainas Robertsas. Printezis. Į starto penketą Printezis nepateko pirmose rungtynėse. Mačą pradėjo prancūzas Kimas Tylyje. Čia Spanulis, jo prasiveržimas. Labai sudėtingas metimas. Puikiai Deiviso gynyba, geras stepautas, sutrukdė Spanuliui, nepataiko Printezis. Neturėjo naujo laiko atakai Olympiakos, kamuolys nelietė lanko. Ir Micičius nugarai krepšį prieš Robertsą. Fantastiškai žaidžia nugarai krepšį serbas, graži verpstė. Ir visus 4 Žalgirio taškus pelnė Vasilija Micičius, o pirmasis rungtynės pradėjo tikrai susikaustęs. Čia pražanga Deivisui, be abejo, užšoko ant Jorgio Printezio amerikietis. Spėjo rikiuoti gynyboje žalgiriečiai. Reikia stengti žaibiškai grįžti į gynybą. Blogiausia, kad pražanga skirta metimo metu. Taip. Olympiakos komanda žaidžia lėtą pozicinį krepšinį, bet jeigu yra galimybė greitai užpulti, lėkia labai greit. Šarūno Jasikevičiaus žmona, jeigu neklystu, šalia jos Eftimijos Renzijas, buvęs garsus Graikijos krepšininkas. Kostą Papanikolajų matėme ant suolo, o Jorgis Printezis bando lyginti rezultatą. 4-4 sužaidus 2 minutės. Ir švilpimas. Pasitinkantis Žalgirio ataką, Braino Robertso pirmoji asmeninė pražanga. Robertsas stengiasi nuo vidurio linijos kibti į atlapus Pangosui, atkirsti jį nuo likusių komandos draugų, uždaryti čia perdavimo trajektoriją ir prasižengė dabar amerikietis. 3 pražangos per pirmąjį kėlinį trečiadienį ir Brainui Robertsui dabar gan anksti užfiksuojama pirmoji. Pangosui derinys. Ir taiklus metimas. Fantastiškas derinys, kaip Pangosas iš išbėgimo, kaip sako krepšininkai. Įspūdinga ataka, 7-4.
Visus 3 metimus į žaidimo pataikė žalgiriečiai. Brianas Robertsas. Tritaškius meta neblogai. Vienas taikliausių apskritai snaiperio Olympiakos komandoje. Spanulį, tai yra Printezis, atrodo, pamušė kamuolį. Gal pamatysime epizodo pakartojimą? Taip, pakartojimas. Taip, nuo Printezio kamuolys paliko aikštę. Čia atrodo, Deivisas jo nelietė. Tačiau teisėjai kamuolį paliko Olympiakos komandai. Vasilis Spanulis, koks perdavimas. Pirmosiamis minutėmis, kiek avantūriškai žaidžia varžovų žvaigždė. Taip, Printezis nelabai galėjo sureaguoti į tokį perdavimą. Kaip Printezis nesuprato turbūt ilgamečio savo komandos draugo sumanimo. Toks perdavimas, viskas vyko ne pagal derinį, tokia improvizacija. Micičius ir Spanulis vargsta gynyboje. Fiksuojama pražanga. Nemetimo metu tiesa, antroji Olympiakos komandinė. Ir Žalgiris labai protingai žaidžia per Vasiliją Micičių nuo rungtynių pradžios, per žmogų, kurį dengia būtent Vasilis Spanulis. Tai labai logiška. Ir taip ir varginamas Spanulis, ir priverčiamas susirinkti pražangų. Ir automatiškai mažiau liks jėgų puolimui varžovų žvaigždei. Vėl Micičiaus rankose kamuolys, Deivisas pastatė užtvarą, Micičius ir vėl taikliai 6 taškai. Micičiaus sąskaitoje pridėkime Pangoso tritaškį 4 iš 4. Manau, viskas vyksta pagal planą. Tai yra Micičius imasi iniciatyvos ir tai daro labai efektyviai. Olympiakos ataka. Printezis pastatė užtvarą Robertsui. 5 sekundės atakai. Janis Papapetru. Suklupo Micičius. Ir trumpas metimas, neatitvertas Papapetru. Tačiau nepataiko. Taip, labai prastai atakuoja į žaidimą kol kas aikštė šeimininkai. Nepataikė iš po krepšio. Na, pirmasis metimas iš tolimesnės distancijos galima pateisinti. Čia jau Papapetru turėtų rinkti taškus. Nieko panašaus į trečiadienio pradžią. Trečiadienio Olympiakos startavo galingai ir pirmavo net 23-8. 1 iš 6 kol kas tik metimų pataikė aikštė šeimininkai. Brendonas Deivisas. Jis aukštesnis 5 centimetrais už Džemelą Maklyną, bet dabar nepavyko pasinaudoti centimetrų pranašumu. O Maklynas labai stiprus žaidėjas. Maklynas fiziškai yra stipresnis, turi stipresnį kūną. Ir Deivisui antroji pražanga. Reikia keitimo. Taip, Deivisas, matėme, susitarimas, bando apsiginti vienas be pagalbos. Tai pač tada, kai Žalgiris dar neturi 4 komandų, paprastai stengiasi gintis 1 prieš 1 be pagalbos. Antanas Kavaliauskas pakeitė Deivisą, čia Nikola Milutinovas, Dimitris Agravanis, kurie praleidžia susitikimą. Ir atrodo, Holisas Thompsonas irgi prie neregistruotų žaidėjų. Nors apie jo problemas lyg ir nebuvo rašyta. Kailas Vilčeras, krepšininkas, nepasirodys pirmose rungtynėse, bet jis sveikas ir pasiruošęs. Holiso Thompsono taip pat šiandien nėra. Maklynas sumetė abi baudas. Baudų metimais maitinasi Olympiakos rungtynių pradžioje. Keminas Pangosas. Edgaras Ulanovas prieš Papapetru. Į dešinę veržėsi ir meta dešinę ranką Edgaras Ulanovas. Kiek per trumpas metimas. Na, o Spanulis dovanoja kamuolį Akseliui Tupan. Vasilis Spanulis blaškosi aikštelėje per pirmasias 4 susitikimo minutės. Jau padarė 2 klaidas. Tai labai agresyvi gynyba, reikia būti atsargiems, atliekant tą vadinamą handoffą. Pangosas metė laisvas, nepataikė, grumtynės dėl kamuolio, jas laimė Olympiakos, 4 žaidėjai greitajame puolime, Maklynas pats iki galo ir iš viršaus. Taip, čia jau Žalgiris nespėjo grįžti į gynybą, 3 prieš 1 buvo greitajame puolime. Džemelas Maklynas pasiruošęs kompensuoti Milutinovo netekti. Jau 7 taškus pelnė Olympiakos amerikietis. Akselis Tupanas iš vidutinės distancijos. Retas atvejis, pick and roll situacijoje, 3 numeris atlieka su 4. Tupanui užtvarą statė Paulius Jankūnas. Ir vėl kamuolio nesugraibo Vasilis Spanulis. Dar viena klaida.
Trečioji Spanulio klaida per 5 minutės. Ir čia Tupano nuopelnas. Pražangos prašė Spanulis, pražanga čia net nekvėpėjo. Žaista pusė kėlinio, Žalgirio popieriai tikrai nėra prasti. Pankosas vėl bando atsidengti, jį prižiūri Vangelis Mancaris, ką tik pasirodęs aikštelėje, pakeitęs Brianą Robertsą. Užminta galinė linija. Ir minutės pertraukėlė taikos ir draugystės sporto rūmuose. Žalgiris pirmauja 11-8. Rungtynės tęsiasi. Dar kartą greita Olympiakos ataka ir Džemelo Maklyno skrydis. Maklynas pelnė 7 iš 8 Olympiakos taškų, 1 taškelį baudos metimų pridėjo Jorgis Printezis, o Vasilis Panulis padarė 3 klaidas, prametė vienintelį metimą ir jau surinko -4 naudingumo balus. Ir Sfairopolos jo nekeičia net dabar. Buvo dabar galbūt minutės pertraukėlė ir tikisi, jog veteranas vis dėlto sugrįš į savas vėžes, ar jam derinys. Supanas dirba gynyboje, Spanulis vėl ties klaidos riba. Prasiveržimas per 2 žmonės, metas Spanulis, atrodo išmaldavo pražangos. Kiek kontakto buvo, sunku pasakyti. Turime dar kartą. Ir ranka prilaikė Tupanas Spanulį, bet turbūt buvo vėliau fiksuota pražanga. Nesulaukęs švilpukų kai kuriuose situacijose trečiadienį Spanulis pyko ant rungtynių teisėjų. Pasisakė aštriai po rungtynių ir Olympiakos treneris Janis Sfairopolas. Kostas Papanikolajus. Sugrįžimas po traumos, o Šarūnas Jasikevičius į kovą meta Artūrą Milaknį. Labai svarbių metimų autorių. Ulanovas irgi pataikė super svarbu tritaškį pratęsime. Ulanovas apskritai atlieka milžinišką darbą, atlieka daug juodo, nematomo darbo. Vienas naudingiausių apskritai Žalgirio žaidėjų, sakyčiau, šį sezoną. Netaiklus metimas. Dar vienas Spanulio dovanėlė Žalgiriui. Truputį išsimušęs iš pusiausvyros iš ritmo Spanulis galbūt po tų 3 klaidų, bet yra nekeičiamas žaidėjas. Sfairopolo vadovauja. Reikia keisti, manau, Spanulį, bet čia varžovų. Tai yra varžovų problemos. Dėl netaiklių baudų gal ir nepakeisi žaidėjų. Ne, bet tai rodo jo galbūt psichologinę būseną po labai kelių nesėkmingų žaidimo epizodų, bet čia jau Olympiakos komandos rūpesčiai. Keičiasi ginamaisiais Olympiakos krepšininkai. Artūras Milaknis priverstas mesti per Vangelį Mancarį. Nepakankamai turbūt įsitraukė į žaidimą, nepakankamai apšilo Milaknis. Spanulio perdavimas Printezijui. Ir apsigynė Jankūnas. 8-11. Kevinas Pankosas. Kavaliauskas išlaiko kamuolį. Bandė išmušti Kostas Papanikolajus. Čia paleidžia varžovai Tupaną. Jie susitarė tarpusavėje gynyboje, nespėjo ir Printezis jau užgesinti gaisro prie savojo krepšio.
Nebūdinga gynybos klaida Olympiakos ekipai. Du keitimai jau paruošti, Vasilis Panulis, 2 su pražanga. Labai jau švelni Akselio Tupano pražanga. Gal jau nereikėjo išmušinėti kamulio iš už nugaros, Panulis jau buvo pabėgęs. Taip, pražanga visiškai neturėjo įtakos Vasilijos Panulio metimui, niekiek nesutrukdė jam, o čia Tupano epizodas puolime. 4 taškus jau pelnė Akselis Tupanas, priminsime, pirmose rungtynėse apskritai nemetė į krepšį. 2 asmeninės pražangos. Tiek turi Tupanas, tiek turi ir Deivisas. Panulis ir šį kartą baudą vos įrideno ir jį keičia Janis Strielnikas. Čia Jorgis Printezis taip pat ant atsarginių žaidėjų suolo. Sumušta akis, suteikiama medicininė pagalba Printeziui. Vastilija kartu su Janiu Strielniku pakilo nuo suolo. Pažiūrėsime, kaip Olympiakos dabar žais be Vasilijos Panulio. Artūras Milakis. Tai, kaip Mansaris nenorėjo leisti priimti kamulio Pangosui. Išsikeitimas, Pangosas lieka su Maklynu, meta, nepataiko. Maklynas labai mobilus, greitas aukštaūgis, gali efektyviai stabdyti varžovų žaidėjus, gynėjus. Strielnikas atsisakė idėjo žaisti prieš Jankūną. Džemelas Maklynas, Kavaliauskas budi po krepšiu, Maklyno perdavimas atgal, Janis Strielnikas. Arčiau krepšio, Kimas Tylyje ir dar kartą taškai su pražanga 13-13 ir Kimas Tylyje galės rezultatą persverti. Arbitrai baudžia pražangą Antaną Kavaliauską. Šioks toks kontaktas buvo. Galbūt. Vėlgi, pirmose rungtynėse, man atrodo, tokių pražangų niekas nešvilpė. Nesusižeidė Jorgas Printezis. Kas ir pradreskė jam pakį, sunku pasakyti. Bobby Braunas ir Kailas Vilčeras. Du atsarginiai Olympiakos krepšininkai, galbūt ir jų paslaugomis pasinaudos Janis Svairopolas, nors Bobby Braunas yra vienas iš sezono nusivylimų. Olympiakos vėl labai blogai meto baudas, pataikė 5 iš 10. Taip, tik 50% pataikymas ir Spanulis prametė porą. Vėl gynyba ties pražangos riba ir techninė Žalgirio suolų. Techninė pražanga. Jasikevičius rodė, kad 2 pražangos buvo neužfiksuotos. Taip, stengiasi Olympiakos žaidėjai smaugti Žalgirio žaidėją Pangosą. Tiesiog jį dusinti. Dabar jau žaidėjo pozicijoje Beno Ulrichas. Kas įžaidinėja kamuolį prieš tą taikomą super agresyviai gynybą ties pražangos riba. Pataikė baudą Janis Strielnikas. Angelis Mansaris. 6-0 Olympiakos atkarpa. Papa Nikolajų. Strielnikas. Maklynas. Atsilošęs meta. Kova po krepšiu ir ją laimėjo Paulius Jankūnas. Gerai, čia Kavaliauskas neprileido Maklyno arčiau krepšio. Kelių metrų atstumo, tegul jis savo mėto. Tikrai Kavaliauskas yra pajėgus stumdyti su Džemelu Maklynu. Udriko metimas per trumpas prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę. Kimas Tylyje. Gan staigus žaidėjas ir tritaškius metantis. Pauliui Jankūnui reikia prižiūrėti prancūzą ir toliau nuo krepšio. Tai dabar Tylyje bandymas. Šeimininkai nepataikė nei vieno tritaškio. Micičius iš po krepšio. Reikia sumesti metimus. Gerai, kad buvo šalia Antanas Kavaliauskas. 14-15. Šiaip Micičius žaidžia labai solidų kėlinį. Pelnė 6 taškus, atkovojo porą kamuolių. Janis Strielnikas. Kavaliauskas nekilo prieš Strielniką, manau, privalo pakilti Žalgirio aukštaūgis. Antanas, manau, nespėjo sureaguoti. Strielnikas yra super snaiperis. Taip, tikrai neapsigaukite dėl pirmųjų rungtynių, kuriuose galbūt Strielnikas nepaliko gero įspūdžio. Tai yra žaidėjas susirekomendavęs Eurolygoje kaip geras snaiperis. Buvo tikras lyderis Bambergo Brose klube. 17-15.
Atsarginis centras. Jorgis Bogris aikštelėje ir čia Olympiakos kamuolys. Oi. Kamuolys lietė Beną Udriką. Milaknio prastas perdavimas, kiek netikslus ir viskas baigėsi klaida. Taip Olympiakos komanda sigavo be Vasilijos Panulio, Strielnikas. Išsisuko kamuolys iš krepšio. Žiūri į teisėją Janis Strielnikas. Vairopulas irgi bando dėstyti savo nuomonę dėl pražangos. Prieš Vilpukas. Kostas Papanikolajų kelia ranką į viršų. Olympiakos dabar tik trečioji komandinė pražanga. Papanikolajų prilaikė Milaknį. Galbūt tokiu būdu Olympiakos krepšininkai šiek tiek bando išmušti iš pusiausvyros kai kurio Žalgirio žaidėjus. Taip, dabar jie dar vieną pražangą gali išnaudoti. Artūras Milaknis. Veržėsi arčiau krepšio per Bogrį, kairė ranka. Tai pats geriausias sprendimas ir čia klysta varžovai. Na, Olympiakos kvailos klaidos lydi ir šiandien. Pirmose rungtynėse Spanulis jau po 2 kėlinių per interviu kalbėjo, kad turime vengti tokių klaidų. O jau pirmajame kėlinyje Olympiakos taip žioplokai prarado 4 kamuolius. Taip, ir 3 klaidas padarė Spanulį. Benas Udrikas rikiuoja komandos draugus. Verpstė, atmetimas Micičiui. Ir 3 sekundės. Taip, pažeista, atrodo, 3 sekundžių taisyklė. Per ilgai užsibuvo Antanas Kavaliauskas. Reiktų žiūrėti epizodo pakartojimą. Tikrai, manau, irgi labai abejotinas teisėjo sprendimas. Ironiškai Šaro šypsenėlė, manau, ne veltui. 36 sekundės iki kėlinio pabaigos. Papanikolajų. Puolime, taip. Kavaliauskas spėjo atsistoti, iškėlė tiesiai viršų rankas ir graikas užgriuvo ant Antano. Be jokios abejonės, pražanga puolime, visiškai tikslus sprendimas. Kad ir ką, po Švilpuko besakytų Kostas Papanikolajų, dabar jis keičiamas. 2 pražangos ir tikrai dar Papanikolajų nėra optimalios formos. Jam reikia šiek tiek laiko. O aikštelėje Angelis Mancanis. Dirba gynyboje su Benu Udriku. Antanas Kavaliauskas atiduoda kamuolį Micičiui. Aronas Vaitas, pirmasis sunkiojo krašto pasirodymas šiandien. Artūras Milaknis. Nekrenta kol kas Milakniui. Bet grįžtant prie Žalgirio, tą Kavaliauskas net nežiūri į krepšį, net nebando imituoti metimo. Manau, tai nėra labai gerai. Bogris ima kamuolį, nemato laikrodžio ir baigėsi pirmasis kėlinys. 17-15. Pirmauja Pirėjo Olympiakos. Grįžtame į taikos ir draugystės sporto rūmus. 17-15 po pirmojo kėlinio. Krepšinis kaip ir trečiadienį nėra labai gražus. Kovos ir aistrų netrūksta.
Daug klaidų, daug netaiklių metimų. Olympiakos prarado 5 kamuolius, prametė 5 baudas, pataikė tik 1 tritaškį iš 6. Kauno Žalgiris rungtynės pradėjo su labai geru pataikymu, vėliau šiek tiek stabtelėjo ir žalgiriečiai, kurie beje taip pat suklydo 5 kartus per 10 minučių. Visiškai lygi kova, labai svarbu, kad žalgiriečiai varžovų nepaleido smarkiai į priekį pirmajame kėlinyje. Daug žaidžia Vasilija Micičius, kol kas daugiausiai aikštelėje laiko praleidžiantis Žalgirio krepšininkas. Kavaliauskas atkovojo kamuolį. Aronas Vaitas. Micičius atakuoja Bogrį ir iškrapšto kamuolį Kimas Tylyje. Matome, kad Olympiakos gali žaisti ir be Vasilijos Panulio. Tikrai gera jų atkarpa be savo lyderio. Bogris. Strelnikas. Susikeitimas. Strelnikas atšoka nuo Kavaliausko. 3 taškai. Janis Strelnikas. Antrasis jo tritaškis ir jau 7 taškus pelnė Latvijos rinktinės gynėjas. Nepatogus perdavimas Kavaliauskui tiesiog į koją. Strelnikas krenta aikštės viduryje su Milakniu. Fiksuojamas ginčas. Varžovai turi ūgio persvarą priekinėje linijoje ir Bogrio ir Tylyje ūgis net 2,10 m. Bando laimėti lentą aikštės šeimininkai. Kol kas laimi minimaliai 12-11, bet jau 4 kamuolius Olympiakos atkovojo puolime. Taip pat kovoti kamuoliai šios komandos vienas pagrindinių kozirių visą sezoną. Grįžo jau 7 taškus pelnęs Džemelas Maklynas. Žalgiris žaidžia su Pauliumi Jankūnu vidurio puolėjo pozicijoje. 7 klaidos. Žalgiris 7 kamuolius prarado per visą trečiadienio susitikimą, įskaitant pratęsimą. Janis Papapetru puikiai apsigynė prieš jį Edgaras Ulanovas. Nors Papapetru yra šiek tiek aukštesnis. Paulius Jankūnas vėl įmeta kamuolį Micičiui. Mancarės bando išmušti kamuolį. Jankūnas, Maklynas nepakimba ant Žalgirio kapitono apgaulingų judesių. Ulanovas, Micičius. Paskutinė sekundė priverstinai. Jau Jankūnas turėjo galimybę mesti anksčiau iš vidutinio nuotolio, jie nepasinaudojo ir įstrigo Žalgirio ataka. Džemelas Maklynas be abejo greitesnis už Paulių Jankūną. Ir šis amerikiečio manevras privertė žalgirietį prasižengti. Bet nutarė veidu į krepšį žaisti Maklynas ir aplenkė iškart Paulių, paliko už nugaros. 2 pražangas turi Jankūnas, 2 turi Deivisas, kuris dabar vėl ant parketo. Žalgiris stengiasi labai dažnai žaisti per Vasiliją Micičių, nors jį dabar prižiūri ne Spanulis, o Mancaris. Spėjo, jog dabar Žalgiris kitaip konstruos puolimą, pradėjo nebepasiteisinti šie manevrai. Olympiakos treneris sugrąžino Vasilijų Spanulį. Jo metimas. Vasilijus Spanulis neprarado nei kiek pasitikėjimo savimi dėl 3 klaidų, 2 pramestų baudų. Tai buvo užtvara ir Deivisas irgi neprišoko prie Spanulio. Gal toks buvo Žalgirio trenerių nurodymas, sunku pasakyti, nes Spanulis labai nestabiliai meta iš toli. Ojojoj, Deivisas klysta. Perdavimas per stiprus, nepasiekiamas Aronui Vaitui. Mancaris, Papapetru iš po krepšio, jau 2ženklis skirtumas, 25-15 ir minutės pertraukėlės prašo Šarūnas Jasikevičius.
-10 ir Žalgiriui vėl reikia atsilošinėti. 2 kartus žalgiriečiai tai jau padarė šį sezoną Pirėjuje. Tačiau šiandien neramino klaidos. 8 kamuolius prarado Jasikevičiaus auklėtiniai, net neįpusėjus antrajam kėliniui. Taip, ir Žalgirio puolimas toks statiškas tapo pastaruoju metu. Kai daug centravimo, tarkim, Micičiaus automatiškai kiek sulėtėjęs, statiškesnis tampa puolimas. O varžovai keičiasi ginamaisiais po kiekvienos užtvaros. Papapetru užkabino Brendoną Deivisą. Ar vis tik Kimas Tilija griovė amerikietį? Taip, Kimas Tilija čia neteisus. Taranavo Žalgirio vidurio puolėje. Kimas Tilija yra daugiau sunkusis kraštas, bet yra aukštesnis už Brendoną Deivisą 2 centimetrais. Prancūzas praplečia puolimą. Kita vertus, Olympiakos klube dar mažai matėme jį žaidžiantį. Traumą šį sezoną persekioja Kimą Tiliją. Micičius, prašo kamuolio Kavaliauskas. Perdavimas dabar. Ir 2 taškai. Gerai, išlaukė Antanas. Įveikėjama Džemelo Maklino gynybą. Angelis Mansaris. Žaidžia be užtvaros. Žingsniai. Be abejo, žingsniai. Na, Angelis Mansaris niekada negarsėjo prasiveržimais ar žaidimu 1 prieš 1. Pangosas pastojo kelią ir privertė suklysti varžovą. Legas Latvičiaus teisėjas iš Latvijos fiksavo žingsnius. 3 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Kelinas Pangosas. Aronas Vaitas. Vėl per Micičių viskas vyksta. Maklino pagalba. Ir buvo pražanga metimo metu. Taip, Micičių žaidžia ant Uselio, Spanulis negali apsiginti vienas, atėjo Maklinas į pagalbą ir Micičius iškišo gerai kamuolį Kavaliauskui. Dabar Tomas Kavaliauskas jau pelnė 4 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Jau geresnis pasirodymas nei prieš 2 dienas. Tai yra geras ženklas Žalgiriui, kadangi Brendonas Deivisas šiandien startavo greitomis pražangomis. Brainas Robertsas aikštelėje. Ir netaiklus Kavaliausko metimas. kol kas Žalgiris šiame kėlinyje pelnė tik 2 taškus. Ir juos pelnė būtent Antanas Kavaliauskas. Dabar jis bando pelnyti 3. Ir jam pavyksta. 25-18. Na, po minutės pertraukėlės bent jau nebeauga varžovų persvara, kuri jau buvo išaugusi iki 10 taškų. Vasilis Spanulis pataikė pirmąjį savo tritaškį. Eina užtvara. Kavaliauskas taktinė jo pražanga. Šį kartą pilnai keitėsi ginamaisiai žalgiriečiai, net ir būdami su Antanu Kavaliausku, tiesiog nelabai buvo kitos dabar išeities. Žinojo Kavaliauskas, kad komandinių pražangų dar yra atsargoje. Ir prilaikė sąmoningai Vasilis Spanulį. 3. Žalgirio pražanga. Dabar jau stepautas. Spanulis šį kartą pro šalį, tačiau Džemelas Maklynas lieka neatitvertas. 2 taškai su pražanga. Džemelas Maklynas yra pagrindinis galvos skausmas Žalgiriui. Jau 9 taškus pelnė atletiškas vidurio puolėjas. Taip, čia Kavaliauskui niekas nebespėjo padėti ir Žalgirio problemos tęsiasi. Džemelas Maklynas atstato 10 taškų skirtumą. Kevinas Pangosas pataikė pirmąjį tritaškį, tačiau kol kas nėra atlikęs nei vieno rezultatyvaus perdavimo, prarado 2 kamuolius. Ir vėl pražanga prieš Kavaliauską. Atrodo, Micičius statė nugarinę užtvarą, toks neblogas Žalgirio derinys. Papapetru
prišoko prie Kavaliausko ir kirto per rankas Žalgirio centrui. Keturiolika sekundžių atakai. Aronas Vaitas. Nuo Kavaliausko. Taip, nuo Kavaliausko pirštų kamuolys užribėje. Nevykęs perdavimas, turbūt buvo vėl bandymas žaisti aklai pagal derinį. Taip, ir eilinė Žalgirio klaida. Jau 9. 6 kamuolius prarado aikštės šeimininkai. Spanulis. Maklynas. Robertsas. Papapetru iš vidutinės distancijos. Labai gera komandinė gynyba. Papapetru svarbu neįsileisti į baudos aikštelį. Iš toli jis meta prastai. O čia Kevinas Pangosas savo stiliuje. 28-20 minutės pertraukėlė ir jos prireikė Janiui Svairopului. Komanda kol kas laimi antrąjį rungtynių ketvirtį 11-5. Žalgirio komandoje dar taškų nepelnė ir Jankūnas, Milaknis, Vaitas, Ulanovas ir Beno Udrichas. Ir taip pat Brandonas Deivisas. Rezultatyviausiai žaidžia gynėjai Pangosas ir Micičius. Taip pat 5 taškus pridėjo Antanas Kavaliauskas. Sėkmingas šiandien Kavaliausko įėjimas į aikštelę. Ir Žalgiris iki šio momento yra atlikęs tik 3 rezultatyvius perdavimus. Šioje statistikos kategorijoje Žalgiris buvo viena geriausių Eurolygos komandų. Ir šeimininkai, galime sakyti, kol kas griauna Žalgirio komandinį puolimą. Briano Robertso rankose kamuolys. Bandys atsidengti Spanulis. Micičius priverstas prasižengti. Taip, nes yra, manau, griežtas nurodymas neleisti Spanulio į baudos aikštelę, bet kokią kainą. Tai yra 5. Žalgirio komandinė pražanga. Taip, 2 baudų metimai. Šiandien Spanulis 1 iš 3 pataikė. Na, Micičius nematė, kas jam už nugaras, gal būtų matęs, kad būtų spėjęs kažkas padėti, nebent Spanulis būtų metęs po driblingo ir atsispyręs vieną koją, po pat krepšių jis nebūtų palindęs. Taiklus veterano metimas. Micičius nusivylęs. Spanulis, kągi, tik 2 baudos iš 5. Retas reiškinys, kad Spanulis pramestų net 3 baudas. Kevinas Pangosas. Ir Papapetru laimėjo kovą, nors atrodė, kad ir Antanas Kavaliauskas turi gerų šansų. Dar vienas Spanulio prasiveržimas. Per Pangosą bandė išgimdyti tiesiog taškus į žaidėjas. Pangosas dvikovą atlaikė. Aronas Vaitas. Milakniui galėjo atlikti perdavimą, visiškai laisvas buvo Artūras prie tritaškio linijos. Sutvarstytas Janio Strėliniko nykštys. Latvis pataikė 2 tolimus metimus.
gražina kamuolį žaidimą. Milaknis iš krašto. Bingo, 3 taškai. Tai, ką Žalgiris moka. Taip, derinys išmetant kamuolį iš užribio. Deiviso užtvarą Milakniui, bėga į aikštės kraštą, gauna kamuolį ir drebia tritaškį. 29-23 jau įpusėjo antrasis rungtynių ketvirtis. Janis Strelnikas. Nemažiau pavojingas snaiperis nei Artūras Milaknis. Aišku, visiškai kitokio stiliaus metikas. Jei Milakniui reikalingi darinėti, Strelnikas nemažai meta ir pick and roll situacijų ir sužaidęs 1 prieš 1. Dabar Ulanovas dengia Spanulį. Georgis Printezis pašokdino Deivisą 2 kartus. Nereikalingas buvo antras klaidinamas judesys. Printezis jau buvo apgavęs žalgirietį. Strelnikas išnaudoja 4-ąją komandinę pražangą. Na, iš tikrųjų perlenkė lazdą Georgis Printezis. Pats save suklaidino. Buvo likę tik pelnyti taškus faktiškai iš po krepšio. Nusprendė dar vieną klaidinamą judesį atlikti Olympiakos komandos vienas iš lyderių. Šiandien Printezis kol kas per daug nespindi. Yra pelnęs tik 1 tašką, atkovoja 2 kamuolius. Pangosas sudinamas ant suolo. Benaudikas. Deivisas stato užtvarą Artūrui Milakniui. Pražangų nėra. Ojejai, vos nesuklydo Deivisas. Spanulis vėl bando išmušti kamuolį. 5 sekundės. 5 sekundės atakai, 5 sekundės ir su kamuoliu rankose. Košmaras. Tikrai buvo galimybė Deiviso atsikratyti kamuolio. Sudelsė, to nepadarė. Netaip dažnai šis taisyklių pažeidimas būna užfiksuojamas rungtynėse. Sužaistos 6 minutės antrajame kėlinyje. Georgis Printezis. Na, Vaitas tikrai gali apsiginti prieš Printezį. Ir Deivisas net nepašokęs išrašo stogą varžovui. Brendonas Deivisas 3 blokus atliko pirmose rungtynėse. Dabar irgi blokas į statistiką. Čia Ulanovui nepavyksta pralaužti varžovų gynybos. Bandė pasinaudoti ūgio persvarą prieš Spanulį, bet nepavyko. Vasilis Spanulis žingsnis arčiau ir taiklus metimas. Vasilis Spanulis jau surinko 10 taškų, 32-23 minutės pertraukėlę. Įsibėgėjo Spanulis, 5 tritaškius pataikė pirmose rungtynėse, metė net 12, beje, tai buvo pirmas kartas šį sezoną, kai Spanulis įmetė daugiau nei 3. Tai keli Akselio Tupano epizodai, jis pataikė abu savo 2 taškius. Olympiakos pusėje 9 taškų pranašumas. Na, nieko labai baisaus. Prisiminkime pirmasis rungtynės, -15 turėjo Žalgiris. Vertus antrai kėlinį, daug solidžiau žaidžia Graikijos vicečempionai. Kurių gretose vėl aikštelėje Kostas Papanikolajų. Vėl niekas atsidūrė prie Deiviso. Bandė tankinti gynybą šeimininkai arčiau krepšio. Pražanga Latvijai. Pražanga jau siunčianti Brendoną Deivisą prie baudų metimo linijos. O baudas Žalgirio centras meta puikiai. Na, Printeziui vėl problemos. Kraujas.
Bet pirmoje mačo dalyje Olympiakos pirmauja ir be didesnio Jorgio Printezio indėlio. Visas baudas pataikė Brendonas Deivisas trečiadienį, pataiko ir dabar. Taip, ir tai yra tik pirmasis pagrindinio Žalgirio vidurio puolėjo taškas šiandien. Dar Deivisas dar nėra atkovojęs nė vieno kamulio. Šį kartą metimas pro šalį. Janis Strelnikas. Tupanas prižiūri Latvį. Micičius ginasi prieš Vasilis Spanulį. Tylyje. Netaisyklinga užtvara Spanuliui. Taip, Saša Puklas šalia stovėjęs vyriausiasis rungtynių arbitras užfiksavo Kimo Tylyje neleistinus veiksmus. Tokia gana gili žaizda Printezio akyje, virš akies. Micičius, aukštesnis Paponikolajų prie Micičiaus. Milaknio užtvara Aronui Vaitui ir firminis Žalgirio derinys. Žemė oras. Ir po jo skirtumas tirpsta iki 6 taškų. Vasilijus Spanulis iš labai toli. Strelnikui atšoka kamuolys. Vaitas liko prie Strelniko. Plačiai įsidėsto Olympiakos penketukas. Strelnikas žaidžia 1 prieš 1. Įtrukdė Aronas Vaitas, bet kaip aukštai kyla Džemelas Maklynas. Čia jau Brendonas Deivisas pralaimėjo akivaizdžiai mikro dvikovą varžovui. Ir pralaimė apskritai kol kas dvikovą varžovų centrui Žalgirio aukšta ūgis. 12 taškų pelnė Džemelas Maklynas. Atkovojo 3 kamuolius ir išrašė dar porą rezultatyvių perdavimų. Taip, vėl Žalgirio derinys skirtas Milakniui su 2 opcijomis. Arba perdavimas Milakniui, arba užtvara stačiusiam Deivisui, prie kurio lieka mažesnis varžovas, šiuo atveju Strelnikas. Priešininkai keičiasi ginamaisiais. Dažniausiai tai Žalgiris atlieka šį derinį. Ir Janis Strelnikas prisirinko pražangų, dabar jau Janis Fairopolas turės pataupyti savo sniperį. Bobby Braunas gauna minučių ir šiandien Bobby Braunas, nors tikrai niekaip neįsipaišo į Olympiako žaidimą. Amerikietis tragiškai meta tritaškius Eurolygoje. Pataikė tik 1 metimą iš 16. Jankūnas ant suolo. Paulius šiandien irgi nerezultatyvus. Bet mes žinome, jog Jankūnas pasibūna naudingiausias antroje mačo dalyje. Visi kitai klusa buvo Deiviso baudų metimai. Tupaną pakeitė Kevinas Pangosas. Angelis Mancaris. Vasilis Spanulis ant suolo. Neleidžia Milaknis kamuolio priimti Paponikolajų. Iš priekio bando išeiti. Maklynas, užverėjęs Džemelas Maklynas. Na, turbūt supykdė į Deiviso dominavimas pirmose rungtynėse. Maklynas fiziškai labai stiprus, atletiškas, koordinuotas aukštaūgis. Gal jo silpnybė, kad prastokai žaidžia nugarai krepšį. Dažnai per jėgą nusistumia Deivisą. Dar viena pražanga ir šį kartą Bobby Braunui. Micičius mes baudas. 36-28 minutė 30 iki ilgosios pertraukos. Vasilija Micičius ir per stiprus metimas. 3 baudas šiandien prametė žalgiriečiai, varžovai net 6 iš 14. 57% Olympiakos baudų pataikymas, beje, vargo turėjo prie baudų linijos jie ir trečiadienį. Micičius, abu metimai netikslus. Vos neprarado kamuolio Kostas Paponikolajų. Braunas dar turėtų paskubėti pereiti vidurio liniją, padaro tai laiku amerikietis. Milaknis dirbo su Paponikolajų, taip, čia jau kontaktas ir pražanga. Stengiasi išeiti iš priekio, neleisti priimti kamuolio varžovui. Kaip ir Žalgirio kairiarankis lengvasis puolėjas Ulanovas moka nugarą pacentruoti, tą sugeba ir Olympiakos kairiarankis Kostas Paponikolajų.
Taip, minutė 14 ir labai svarbu dabar sužaisti gerai antrojo kėlinio pabaigą, neleisti varžovams turėti kokio dviženklio pranašumo. Pirmasis Papanikolajų taškas atkrintamosiose varžybose šiais metais. Ir minus 10. Trintezis dabar Kimas Tilijas stumėsi į vidurio puolėjo poziciją. Trintezis pakeitė Jamelą Maklyną. (21:13) kėlinį laimė Olympiakos. Vasilija Micičiaus rankose kamuolys. Pankosas bando atitrūkti nuo Bobby Brauno. Deivisui įrašys pražangą. Taip, už užtvarą pražanga jau trečioji Žalgirio pagrindiniam vidurio puolėjui. Nors čia Bobby Braunas pasitelkė tą Hollywoodo gyslelę. Taip, aš manau, tokios smulkios pražangos puolime fiksuojamos mažina krepšinio grožį. Tada būna daug stabdymų, automatiškai menkesnis rezultatyvumas, rungtynės praranda tempą, dinamiką. Aš sakyčiau, kad reikėtų gal šiek tiek liberalizuoti šią taisyklę ir šiek tiek pakeisti traktavimą. Kad šiuo konkrečiu atveju galima būtų gerokai pasvarstyti apie techninę Bobby Brauno užvaidybą. Taip, irgi variantas. Bet Braunas pagaliau kažką naudingo padarė Olympiakos komandai. Šiaip jau dažniausiai minusą žaidžia šį sezoną. O čia Brauno tritaškis, labai nemalonus siurprizas Žalgiriui. 41-28. Pangosas, perdavimas į kraštą prie Micičiaus Mansaris. Micičiaus staigus judesys. Aaronas Vaitas, 2 tritaškius įmetė pirmose rungtynėse, dabar veržėsi. Išprovokuoja varžovo pražangą Aaronas Vaitas. Buvo visiškai laisvas Vaitas prie tritaškio linijos ir dėl to nutarė pasirinkti prasiveržimą. Tai Bobby Braunas pataiko. Kaip žinome, kad jis tikrai gali įmesti kol kas tik šį sezoną. Jam žiauriai nekrito tritaškiai, o dabar čia pirėjoje minutės pertraukėlė. Grįžtant prie Bobby Brauno, žinoma, geriausiai savo laikais prieš 5 metus jis turėjo ir superžvaigždės statusą Sienos Montepaschi klube. 41 tašką yra pelnęs vienose Eurolygos rungtynėse, 50 naudingumo balų ir apskritai tame sezone 2012-2013 atstovaudamas Montepaschi jis rinkdavo vidutiniškai po 19 taškų Eurolygoje. Tačiau Olympiakos komandoje tik epizodinį vaidmenį atlieka patyręs amerikietis. Epizodinį vaidmenį atliko ir praėjusių metų NBA atkrintamosiose varžybose atstovaudamas Houstono Rockets klubui. Taip, dar šį sezoną Rockets komandoje trumpai rungtyniavo. – 26 sekundės dar liko antrajame kėlinyje. Pataikė abi baudas Aaronas Vaitas. Žalgirio presingas. Lysta Papanikolajų ir iš viršaus. Taigi Žalgiris gali gerai pabaigti antrąjį kėlinį. Piktas Svairopulas, jo pyktis visiškai suprantamas. Geras Žalgirio zoninis presingas, spėjo grįžti namo žalgiriečiai ir išsirikiuoti.
Bobby Braunas. Bandys viską išspręsti pats. Mes iš labai toli Braunas. Taip, met. Čia visiška nesąmonė. Laiko Olimpiakos šiaip jau turėjo per akis, bet nieko nesukūrė. Ir pavyko bent jau varžovų klaidą išprovokuoti ir dar 2 taškus nukirpti nuo jų pranašumo kėlinio pabaigoje. Po pertraukėlės 41-32 Olimpiakos priekyje. Na, kas krinta į akis, kaip ir prognozavome, pasiūlė labai stiprų Mitičiui dažnai ir ant ūselio ir varžovai po to jau gynėsi tikrai neblogai. Ir prasidėjo trečiasis kėlinys. Olimpiakos su kamuoliu. Spanulis, Robertsas, Papapetru, Printezis ir Maklynas aikštelėje. Deivisas, Pangosas, Jankūnas, Micičius ir Milaknis Žalgirio penketukas. Džemelas Maklynas kol kas rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Jis pelnė jau 14 taškų. O dabar pataiko Firminis jo metimas. Matome 3 Brendono Deiviso pražangas. Tai aišku yra problema Žalgiriui, bet Antanas Kavaliauskas šiandien atrodė kur kas užtikrinčiau nei trečiadienį. Artūrui Milakniui geras šansas. 3 taškai, antrasis Milaknio taiklus tolimas metimas. Ir komanda skiria 8 taškai. Jeigu Milakniui atsirištų krepšys, tikrai daug lengviau taptų kvėpuoti svečiams. Stabdomos rungtynės. Šapuklas vyriausiasis teisėjas. Teisėjas iš Slovenijos. Ir su sekretorietu reikia spręsti situaciją dėl laikrodžio. Taip ir Žalgiris padarė jau 10 klaidų. Iš kai kurių klaidų varžovai susirinko lengvus taškus. Matėme ir Džemelo Maklyno labai greitą ataką. Brendonas Deivisas padarė 3 klaidas. Klaidos įrašytos jo kaip pražangos puolime, netaisyklingai pastatytos užtvaros. Tai yra taip pat klaidos. Vasilis Spanulis pradėjo 3 klaidomis. Vėliau drėbė keletą tritaškių. Išmušė kamuolį Vasilija Micičius ir paliko 11 sekundžių aikštės šeimininkų atakai. Spanulis. Milaknis liko prie Spanulio. Ir Vasilijos Spanulio taiklus metimas. Čia jokių šansų neturėjo Milaknis apsiginti. Metimas po driblingo ir dviženklė Olimpiakos persvara. 12 taškų pelnė Vasilijus Spanulis. Kartu su Maklynu 2 Olimpiakos puolimo lyderiai šiandien. Deivisas turi užbaigti ataką. Įspūdingas tiesiog derinys. To nelaukė varžovai. Ir Pangosas atlieka antrąjį rezultatyvų perdavimą. Džemelas Maklynas kaip taranas žaidžia šiandien. Šį kartą Deivisas varžovą sustabdė. Matome, jog Žalgiris įvedė šiek tiek naujų derinių ir kurių visiškai neperkanda varžovai. Micičius, 3 taškai. 45-40. Žalgiris vejasi varžovus. Tai Žalgiris daro prieš Olimpiakos tradiciškai. Ir apskritai, Kauno Žalgiris šį sezoną nepalaužiama komanda. Buvo ir Atėnuose, Panathinaikos likviduotas 20 taškų atsilikimas. Brianas Robertsas įstrigęs. Na, tiesiog ideali buvo Žalgirio gynyba. Ir Robertsas buvo priverstas mesti per varžovo rankas. Na ir dabar užpultų žalgiriečiai, ko gero Stoiropolas prašys pertraukėlės. Micičius, paslėptas gražus perdavimas. Deiviso taškai 45-42 ir prognozuota minutės pertraukėlė.
Taigi Kauno Žalgiris spurtuodamas pradėjo trečiąjį rungtynių ketvirtį. 10-4 šį kėlinį laimi žalgiriečiai. Ir tai jau yra kažkur matyta istorija. Kaip šį kartą bus pasiruošę Žalgirio šturmui po ilgosios pertraukos aikštės šeimininkai. Vangelis Mancaris. Deivisas ginasi be pražangos. Jorgis Printezis iš toli. Atkovojo kamuolį Mancaris. Tiesiai į rankas graikui nukrito kamuolys, čia jau nieko nepadarys. Panulis, Maklynas. Iš vidutinės distancijos vėl atsisako metimo. Atsilaikė šį kartą Deivisas, bet kamuolys nuo Jankūno paliko aikštę. Taip, Maklynas apgaulingų judesių neieško. Jis Per jėgą laužia. Žaidžia per jėgą, tai pasiteisino per pirmuosius du kėlinius. Trečiajame kol kas Maklynas stabdomas gerai. Vasilis Panulis. Tarp dviejų žalgiriečių nerės Panulis. Suranda laisvą Mancarį. Ir taiklus metimas. Vangelis Mancaris išnaudoja galimybę, kurią jam sukūrė Spanulis. Taip, jau čia puikiai buvo ištampyta Žalgirio gynyba. Na ir Žalgirio klaida, kad Spanulis buvo įleistas į tą tarpą. Matėme labai aukštą pick and rollą, užtvarą statoma toli nuo tritaškio linijos. Išsilygino rezultatyvių perdavimų statistiką. Veicičius. Vėl Deivisas gavo kamuolį. Pražanga. Ir man pasirodė, jog akivaizdi buvo pražanga. Galimai. Iš tikrųjų, Brendonas Deivisas rodė teisėjai, bet nėra laiko ginčytis. Reikia grįžti prie savojo krepšio. Deivisą komandos draugai vėl randa po krepšiu. Ir Micičius tęsia savo rezultatyvių perdavimų seriją. Jau 7 asistai. Janis Papapet. Sugeba pataikyti. Milakniui tiesiog ūgio dabar pritruko, neprileido varžovo labai arti krepšio. Kevinas Pangosas. Artūras Milaknis ir koridorius jam. Žalgirio puolimas veikia. Nepalyginsi su tuo, ką matėme antrajame ketvirtyje. Taip, Olimpiakos krepšininkai turbūt galvoja, kad Milaknis tik meta tritaškius ir niekad nesiveržia po krepšiu. Jokio pasipriešinimo nesulaukė Žalgirio snaiperis. Pasipriešinimo visada sulaukia Vasilis Panulis. Ir čia tik pirmoji pražanga apskritai po ilgosios pertraukos. Puikų perdavimą iškišo Micičius Deivis ir buvo pražanga. Taip. Taip. Taip, tikrai buvo. Ojojoj, 100% pražanga. Neteisus buvo Printezis, kuris... Sakyčiau, taip, šiandien daugiau švilpukų Žalgirio nenaudai. Panulį dabar dengia Tupanas ir Vasilis Panulis praranda jau ketvirtą kamuolį. Artūras Milaknis. Jo pick and rollas su Deivisu ir dar 2 taškai. Brendonas Deivisas grįžta į trečiadienio rungtynes. 11 taškų jo sąskaitoje. Taip, ir komanda skiria vos 2 taškeliai. Ar ne žingsniai buvo Maklynui? Janis Papapet. Vienoje situacijoje išnaudoja ūgio persvarą prieš Milaknį. Dabar pražanga. Na taip, užčiapė Žalgirio gynybos silpnesnė vieta. Olimpiakos ekipa, Papapetrų kiek aukštesnis ir fiziškai stipresnis už Milaknį ir maitinamas kamuoliais. Šis Olimpiakos puolėjas, keičiamas Panulis. Ir Edgaras Ulanovas pirmą kartą trečiajame kėlinyje pasirodo aikštelėje. Vangelis Mancaris. Dar vienas švilpukas. Ten Jankūnas, man atrodė, stumtelėjo varžovą. Kam bus pražanga? Pangosas nustebęs ir tikrai neatrodo. Pangosas nieko nedarė, čia gal teisėjai ne tam žaidėjui. Čia Jankūno pražanga. Jankūno pražanga, o teisėjai fiksavo Jankūnas. Gudriai žaidė, galvoja, arbitras nepamatys. Tikrai Jankūnui buvo pražanga, buvo neleistinas judesys. Demelas Maklynas, nebedaug laiko lieka Olimpiakos puolimui, Maklynas ir viskas. Viskas, ataka užgesinta. Jankūnas stovi iškėlęs rankas į viršų, pražangų nebuvo. Na ir ką, dabar Žalgiris gali išlyginti arba persverti rezultatą. O čia nuo Jankūno kamuolys paliko aikštę.
Aišku, varžovams liktų tik 30 sekundės dalis. Taip, bet matėme, jog šį kartą teisėjai suklydo Žalgirio naudai. Papa Petru ant suolo. Jankūnas taip pat. Ir Olympiakos presingas. Nė karto neprasižengė Pirėjo Olympiakos trečiajame ketvirtyje. Vėl prašo kamuolio Deivisas. Prieš Maklyną. Ir du taškai Brendonas Deivisas. Tikrai kažką pradėjo valgyti. Tu teisus, Ryti. 50-50. Brendonas Deivisas vėl tempia Žalgirį. Aišku, komandos draugai jam dalina savalaikius perdavimus ir Deivisas tampa rezultatyviausius. 13 taškų. Kimas Tilija atsikrato White'u. Maklynas su pražanga. Ulanovui nebuvo jokių prašvaiščių likus su Maklynu po krepšiu. Taip, sustabdyti Džemelą Maklyną užduotis sunki. Tai gali daryti jo tiesioginio oponento, jau lengvesniam, žemesniam varžovui šansų beveik nėra. Vėlop Maklynas gavo kamuolį labai arti krepšio. Gal jau reikėjo ir neliesti varžovą apskritai. Šiandien jis pataikė 4 baudas iš 5. Meta kur kas tiksliau neįprastai. Pataiko ir dar vieną. Jis pelnė 17 taškų. Deivisas surinko 13, vėl 2 vidurio puolėjai. Dar 4 minutės, jau dabar Žalgiris žaidžia rezultatyviausią kėlinį. Pelnė 18 taškų per pirmąjį 15, per antrąjį 17. Baudų metimų statistiką matote. Vėl grumtynės baudos aikštelėje. Kaip aktyviai savo paslaugą siūlo Brendonas Deivisas. Na, tiesiog fantastinis jo ir fizinis pasirengimas. Milžiniška ištvermė. Kimas Tilija gali sau leisti prasižengti Olympiakos, nors Tilija trečioji asmeninė komandai, tik pirmoji šiame kėlinyje. Ulanovas. Vėl įmetamas kamuolys Deivisui ir Tilija ketvirtoji pražanga. Žiūri į suolą Svairopulas, kas yra ten. Bogris. Nedaug pasirinkimo iš tikrųjų, kai negali žaisti dėl traumos Milutinovas. Štai ir dar vienas naujas veidas. Kailas Vilčeras. Kailas Vilčeras trečiadienį nežaidė trenerio sprendimu, ne dėl traumos, jis yra sveikas. Kanadietis beje žaidė su Kevinu Pangosu universitete. Vilčerui trūksta masės, trūksta kilogramų. Yra geras kontakto žaidėjas. Bet jis turi kozirių, gali pataikyti iš toli, o čia Jankūną baudžia rungtynių arbitrai. Taip, už tą judesi dešinė ranka, kai šiek tiek prilaikė varžovą už korpuso Paulius. Kimas Tilija po savo pražangų serijos labai piktas. Taip, Vilčeras praėjusį sezoną sužaidė 15 rungtynių Houstono Rockets klube, bet ten, aišku, rungtyniavo tik epizodiškai. Net 3 Olympiako žaidėjai, yra 4, atsiprašau, žaidė Rockets klube, be 2 legionierių, Vilčero ir Brauno. Ta darė ir 2 graikai, Vasilis Panulis bei Kostas Papanikolajus skirtingais karjeros etapais. Nikolajų nenori pats persivarinėti kamuolio. Bet sugaišo kokias 5-6 sekundės šeimininkai. Lieka mažiau laiko jų poziciniai atakai. Ir Bogris aikštelėje. Ancaris. Kavaliauskas ginasi prieš jį. Printezis gavo kamuolį, bet laiko nebeturi. Vėl labai gera Žalgirio gynyba. Kevinas Pangosas. Danas Kavaliauskas. Juda kamuolys palei tritaškio liniją. Akselis Stupanas. Reikalauja pražangos, gauna techninę. Būtų labai įdomu pažiūrėti situacijos pakartojimą. Ramina Kavaliauskas prancūzą. Na, kad už reakciją techninę tai suprantama, bet žiūrėkime, kas buvo čia. Akivaizdi Bogrio pražanga.
Na kasgi darosi šiandien su teisėjavimu? Šalia buvo Saša Puklas, aukščiausio lygio teisėjas. Galbūt ir arbitrai šiandien jaučia tituluotų varžovų spaudimą. Na taip, čia jau Akivaizdi pražanga. Galima suprasti Stupano reakciją. 4:50, taip, Akselio Tupano reakcija suprantama, bet aišku, už tokią reakciją yra ir sankcijų. O piktis normalu. Žaidėjas piktas, nes tai buvo visiška neteisybė. Vangelis Mancaris veržiasi. Aukšta trajektorija, netaiklus metimas. Printezis taiso, nepataiko irgi. Dar Printezis tik nestumė Jankūno į nugarą, bet tiek to. Tai Švilpų Kastilėjo. Leidžia labai kietą kontaktą šiandien arbitrai. Pangosas palindo po lenta. Janis Strielnikas stabteli, laukia komandos draugų. Tikras karas vyksta aikštėje. Printezis atmeta Strielnikui, Strielnikas į krepšį, netaikliai. Čia pražanga, na jau Bogris per daug sau leidžia. Bandė sumindyti Antaną Kavaliauską graikas. Buvęs Mariaus Grigonio komandos draugas Tenerifės klube. Parbloškė tiesiog Žalgirio vidurio puolėje varžovų aukštaūgis. Dar 2 minutės. 4 taškų skirtumas. Na, vieną Žalgiris padarė. Primetė šiek tiek savo taisyklės varžovams. Ir trečiajame kėlinyje žalgiriečiai net buvo išlyginę rezultatą. Benaudrikas pavaduoja Keviną Pangosą. Akselis Tupanas, galima mesti. Aišku, Tupanas ne snaiperis, bet kita vertus Strielnikas jau gulėjo ir Tupano niekas nedengė. Printezis, Mancaris, Strielnikas, jo prasiveržimas ir į Bogrį atsitrenkė. Bogrį sutrukdė Strielnikui, bet Bogris... Kokia kova! Neįtikėtina. Koks teisėjo sprendimas, ginčas ar pražanga? Nerodo transliacijos režisieriai ir arbitro. Sugriebė kamuolį Bogris, na, turėtų būti ginčas. Taip, ginčas, tikrai ginčas. Ir Žalgirio kamuolys. Minutė 20. Benaudrikas. Paulius Jankūnas, Kavaliauskas arti krepšio. Antanas kairė ranka. 54-52. Paskutinė minutė trečiajame rungtynių kėlinyje. Janis Strielnikas veržiasi pro Udriką, Vangelis Mancaris, Kostas Papanikolaiju, per trumpas metimas. Na, ištampo dabar pastaruoju metu Olimpiako Žalgirio gynybą, bet metimų nepataiko. Ir visą reguliarųjį sezoną tragiškai tritaškius meta Graikijos vicečempionai, viena blogiausių komandų šioje statistikos kategorijoje. Ulanovo prasiveržimas. Buvo galimybė išlyginti rezultatą. Iki galo kėlinio negali kamulio dabar laikyti šeimininkai. Jeigu žalgiriečiai atkovos kamulį, turės dar laiko atakai. Janis Strielnikas. Printezis, dar vienas bandymas. Ir dar kartą netaikliai. Viską prameta iš 3 taškų zonos Olimpiakos. Žalgiris dar turi sekundžių. Benaudrikas. Akselis Tupanas. Yra! Taiklus metimas ir Žalgiris turi persvarą po 3 kėlinių 54-55.
Užmynė liniją Akselis Tupanas, bet ir 2 taškai yra gerai. 22-13 Žalgiris laimėjo trečiąjį kėlinį, išlygino rezultatą. Olympiakos žiauriai nepataikė kėlinio pabaigoje, nors atakavo ir iš neblogų situacijų, bet ne patys geriausi metikai. Papanikolajų metė pro šalį, Printesis taip pat, o su Sirena pataikė užmynės liniją Akselis Tupanas. Taigi rezultatas lygus ir iš tikrųjų rungtynių eiga labai panaši į trečiadienio. 54-54, kėlinį Olympiakos pradeda be Vasilijos Panulio. Galbūt pradeda reikštis ir Olympiakos žaidėjų nuovargis, sunku pasakyti. Pėjo Mansaris, labai aukštą trajektoriją. Labai blogai mėtęs tritaškius reguliariajame sezone, atkrintamosius atakuoja daug taikliau. Olympiakos atrodo atranda žmogų, kuris gali pataikyti iš toli. Abu tritaškius antroje rungtynių pusėje įmetė Mansaris. Žalgirio puolimas. Printezis prižiūri Kavaliauską. Kavaliauskui galėjo įkišti kamuolį, dabar Vaitas. Dabar jau reikės improvizuoti. Udrichas. Dar pakovojo Kavaliauskas, bet kamuolys Papanikolajų rankose ir Olympiakos puola. Vangelis Mansaris. Prasižengė Aronas Vaitas. Kelia ranką į viršų Žalgirio amerikietis. Taip Mansarį reikėtų atidžiau prižiūrėti. Suklupo Strielnekas, pražangos nėra. O čia... Taip Kavaliauskas prilaikė už korpuso Printezį. Iškart sureagavo teisėjai, sureagavo ir Antanas Kavaliauskas, pripažindamas savo pražangą. Trečioji pražanga jam. Dabar ir Strielnekas aikštėje, jų nevalia laisvų palikti prie tritaškio linijos. Grįžo labai rezultatyviai trečiajame kėlinyje žaidęs Deivisas, grįžo ir jo konkurentas Džemelas Maklynas. Beje, Antanas Kavaliauskas šiandien 7 taškai, 7 atkovoti kamuoliai. Gauna pagalbą Žalgiris ir iš kito vidurio puolėjo. Taip, daug naudingiau žaidžia nei pirmosiose rungtynėse Antanas. Vangelis Mansaris. Nejaugi centruos prieš Beną Udrichą. Maklynas. Žalgiris stengiasi koncentruoti gynybą baudos aikštelėje. Kosto Papanikolajų metimas. Na, laisvi nepataikė Olympiakos trečiajame kėlinyje, ketvirtąjį pradeda sudėtingais metimais, aukštą trajektoriją. Mansaris pataikė, Papanikolajų taip pat. -6 ir pertraukėlė. Štai Mansario metimas po driblingo ir po driblingo taip pat pataikė tritaškį Kostas Papanikolajų. Žalgiriui nieko tragiško, aišku, varžovai pataikė sunkius metimus. -6, labai daug laiko. Žaidimas antroje pusėje geras. Puolime žalgiriečiai susikuria nemažai gerų situacijų. Taip, čia Papanikolajų prilaikė Micičių. Šarūnas Jasikevičius pasitikė Artūru Milak, svarbių tritaškių autoriumi. Trečioji pražanga Graikui. Prieš tą minutės pertraukėlę labai sudėtinga tritaškį pataikė Papanikolajų. O Milaknis šiandien pataikė 2 iš 4. Ir galbūt dar bent porą pasiliko atsargoje. Aronas Vaitas. Reikia perdavimo Deivisui. Perdavimas yra, bet jau 2 Olympiako žaidėjai prie Deiviso. Ir perėmė kamuolį Jorgis Printezis. Prastas Deiviso perdavimas. 13-11. Šiandien dažniau klysta žalgiriečiai.
Papapetru. Printezis prieš Aaroną Vaitą, dvigubinama gynyba, metimas kairė, ranka labai sunkus metimas. Maklynas bando ištraukti kamuolį, bet jis užibė. Ir vėl patikima gynyba prieš Jorgą Printezį. Janis Fairopolas panašu, kad skaitė ir įsiklausė į tavo pastabas. Spanulis šiandien žaidžia kur kas mažiau ir ketvirtajame kėlinyje dar nebuvo pasirodęs aikštelėje. Taip, paskui žiūrėjo rungtynių vaizdo įrašą ir klausėsi mūsų komentarų. Deivisas. Pangosas. Spėjo prišokti prie jo Džemelas Maklynas, o dabar jau Maklynas nespės. Ir Pangosui reikėtų pataikyti. Labai reikalingas buvo dabar metimas Žalgiriui. Deja, taškų nėra ir Žalgiris ketvirtajame kėlinyje dar neatsidarė. Angelis Mancaris. Mancaris gana parankus varžovas Pangosui. Mancaris nėra staigus ir greitas. Mėsičius. Deivisas. Ar gali Papanikolajų be pagalbos apsiginti? Deivisas žinoma stipresnis. Bet padėjo Printezis komandos draugui ir dviesiai apgynė savoje tvirtovę. Šis kamuolį šiandien atkovojo Olympiakos senbuvis, o prie šoninės linijos jau laukia Vasilis Panulis. Išmuštas kamuolys. Mėsičius kaip techniškai iš už nugaros išmušė kamuolį Kostui Papanikolajų. Žalgiriui reikia taškų. 3 minutės jų nepelno svečiai. Mėsičius. Pangosas laiko atakai dar yra. Artūras Milaknis. Aaronas Vaitas. 1 sekundė ir išgelbėja varžovų pražanga Žalgirio puolimą. 23 sekundės idealiai gynėsi Olympiakos krepšininkai, kad pavyko išspausti tą pražangą Papanikolajų. Kepštelėjo per ranką Pangosui. Pangosas jau būtų bėgęs po krepšių, bet nežinia, ar spėtų išmesti kamuolį. Laiko buvo labai mažai. Ketvirtoji Papanikolajų pražanga. Jį pavaduoja Janis Papapetru ir aikštelėje vėl Vasilis Panulis. Beje, Jankūnas aikštėje, Paulius per 19 minučių nė karto šiandien nemetė į krepšį. Labai keista. Deivisas. Ajajaj! Varžo lietė lanką arba tinklelį, dėl to protestuoja Jasikevičius ir taškai ko gero turėjo būti skaityti. Sunku pasakyti. Reikėtų pakartojimo. Taip akivaizdu tikrai nebuvo. Vasilis Panulis, Mancaris. Printezis ir toliau atkakliai bando ir prisitaiko Jorgis Printezis, trečiasis Olympiakos tritaškis ketvirtajame kėlinyje. 63-54, vėl sunki Žalgirio situacija ir vėl minutės pertraukėlė. Ketvirtojo kėlinio rezultatas ir visus 9 taškus Olympiakos surinko tritaškiais, kurie iki ketvirtojo kėlinio nekrito aikštės šeimininkams, bet pataikė Mancaris, pataikė Papanikolajų, pataikė ir Jorgis Printezis. Taip, sunkius metimus pataikė šeimininkai, o mes per pertraukėlę matėme epizodo pakartojimą, gal matė irgi visas Sport tik televizijos žiūrovai, taigi tikrai buvo pražanga prieš Brendoną Deivisą, kai jis nepataikė faktiškai iš po krepšio. Varžovas akivaizdžiai lietė Žalgirio vidurio puolėjo ranką. Prispaudė tiesiog Žalgirio puolėjo ranką prie lentos. Ryški pražanga, skaičiau, teisėjavimas pirmosiose rungtynėse buvo daug profesionalesnis ir sąžiningesnis nei šiandien.
Na, pažiūrėsim, ar dabar Žalgiris sugebės atsitiesti. Kiek ir sekėsi varžovams. Deivisas šiaip ramus vyrukas. Kitas žaidėjas po dviejų situacijų, kai akivaizdžių pražangų teisėjai nesušilpė, manau, pratrūktų ir gal ir techninė užsidirbtų. Deivisas susitvardo. Prisiminkime ir epizodą, kai pataikė Brendonas Deivisas, kur Printezis kaukštelėjo į pakaušį. Kovinėje parengtyje Vasilis Panulis. Na, laiko dar tikrai labai daug, bet ir psichologiškai Žalgiriui svarbu atrakinti varžovų krepšį šiame kėlinyje. Panulis pelnė 12 taškų, padarė 4 klaidas, surinko tik 8 naudingumo balus. Štai Džemelo Maklino kraitė 23 naudingumo balai. Ulanovas šiandien irgi be taškų per 19 minučių. Na taip, Ulanovas ir Jankūnas nepelnė taškų ir apskritai Jankūnas nemetė į krepšį. Ulanovas 3 kartus bandė. Nepamenu tokių rungtynių, kai beveik per 20 minučių Paulius nemeta į krepšį. Užsitęsė pauzė Pirėjuje. Galbūt yra techninių kliučių. Žalgiris šį kartą pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių 24-30. Ir šį kartą kauniečiai puolime nusiėmė tik 2 kamuolius. Štai šeimininkai net 9. Rezultatyviausi žaidėjai. Maklynas 17 taškų, Deivisas pelnė 13, varžovų komandoje ir Spanulis pasižymėjo pelnydamas 12 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet 4 kartus suklydo. Žalgiryje galima išskirti ir Micičių 9 taškai, 7 rezultatyvus perdavimai ir 4 atkovoti kamuoliai. Ir Olympiakos, sakyčiau, daugiausia pirmauja geležinės gynybos dėka, nes šeimininkų pataikymas, ypač dvitaškių, yra labai prastas. Dvitaškių taiklumas nesiekia ne 39 procentų. Žalgiris dvitaškius meta 51 procento taiklumu. Svečiai metė 10 baudų, aikštės šeimininkai net 18. Ir abi komandos tikrai šiandien gana prastai meta baudas. Labai ilga pauzė. Žalgirio gerbėjai bando neprarasti geros nuotaikos. Aišku, net ir pralaimėjus šiandien tai nėra pasaulio pabaiga. Žalgiris vieną svarbų dalyką padarė, išmušė varžovams iš rankų namų aikštės pranašumą. Ir jeigu Oli tikisi patekti į finalo ketvirtą, privalės laimėti sausakimšoje Žalgirio arenoje. Bet Žalgiris daugmaž šį sezoną vienodai sėkmingai žaidžia tiek svečiuose, tiek namuose. Atsiminkime už praėjusį sezoną, kai Žalgiris išvykose rungtyniaudavo sėkmingiau nei savo žiūrovo akivaizdoje. Taip, turbūt techninės problemos. Na, tikrai nežiūrėtų Armynė kažkas liniją 5 minutės. Rungtynių arbitrai yra kažkokių nesklandumų. Ir čia taiklus metimai ketvirtajame kėlinyje. Papanikolajų, Mansaris ir Printezis skaudžiai nubaudė Žalgirį tritaškiais. Ir svarbiausia, kad tai nebuvo Žalgirio gynybos klaidos, tai buvo tiesiog sunkus metimai per rankas. Taip, metimai aukštą trajektoriją. Šią Olympiakos komandoje vėl labai blankus Brianas Robertsas, nepelnės nė taško, Bogris nesurinko. Taip pat taškų Kimas Tilija sukrapštė tik 2. Ir Braunas 3. Šiandien Žalgiris nesusitvarko su Džemelu Maklynu. Pelnė 17 taškų. Deivisas jau spėjo surinkti 13. Brendonas Deivisas dar net kovoja nei vieno kamulio.
Micičiaus statistika kaip puikiai, 9 taškai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 4 atkovoti kamuoliai, 4 išprovokuotos pražangos, 17 naudingumo balų. Taip, jis yra naudingiausias Žalgirio komandoje, Švieslytė streikuoja ir bandoma ją sutvarkyti. Ulanovas šiandien surinkęs -2 naudingumo balus. Bet aišku, labai daug jėgų atiduoda gynybą, išties neblogai ginasi Edgaras. Aiškina situaciją arbitrai abiejų komandų treneriams. Žalgirio fanų būrelis taikos ir draugystės sporto rūmuose. Iškvietė kokį meistrą specialistą, kad suremontuotų švieslentę. Galima tik pasiklausyti Olimpiakos fanų dainų. Nebelabai yra ką ir pasakoti, kol pauzė užsitęsė. Pagaliau, žaidimas tęsiasi, 6 minutės ir 9 sekundės, ketvirtajame kėlinyje dar Marius laiko. Žalgiris 4 minutės taškų nepelnė. Kas dabar? Na, ta pauzė galbūt teoriškai turėtų į naudą išeiti Žalgiriui. Varžovai buvo pagavę ritmą, o tvirtai perėmė iniciatyvą. Ir vėl atrodo techninės problemos. Atakos laikrodis dabar sustreikavo. Šeimininkai bus nubausti dėl tokių dalykų. Atėnų Panathinaikos ir gali jau nukirpo kokį laidą. Pamatė, kad Olimpiakos komanda pradėjo pirmauti. Na, dabar jau atrodo viskas gerai ir žaidimas pagaliau tęsiasi. Deivisas su kamuoliu. Jankūną apstumdė Janis Papapetru. Trečioji Olimpiakos pražanga. Žalgiris 22 taškus surinko trečiajame kėlinyje, ketvirtajame kol kas nieko. Kevinas Pangosas. Ojojoj, koks netikslus perdavimas Deivisui. Pauliaus Valinsko emocijos ant suolo. Papapetru nieko nedarė, pražangos nebuvo ir tiesiog netikslus perdavimas bei žalgiriečių klaida. Angelis Mansaris. Tezis. Įteikia kamuolį Spanuliui. Neleidžia atsipalaiduoti Spanuliui Micičius. Susikeitimas. Pameta kamuolį Spanulis. Printezijai komandos draugai paliko erdvę žaisti 1-1 prieš Jankūną ir kalbingas epizodas. Printezis to nedaro, vadinasi, jo fizinė forma tikrai nėra gera. Stumtelėjo Jankūnas Vasilis Panulis, Švilpukas kiek pavėluotas, bet pražanga šį kartą buvo. Ir ketvirtoji Žalgirio kapitono pražanga. Staigus perdavimas, kurio nesitikėjo Janis Papapetru. Taip, ir netikslus perdavimas. Penktoji klaida įrašoma Vasilijui Spanuliui. Na, šiaip sumanimas geras, Papapetru jau po krepšiu atsidengė. Bet judėjo prieš kamuolio trajektoriją. Ir tie patys -9.
Taip, jau ilgai, labai ilgai nesikeičia rezultatas. Ulanovas prieš Spanulį, reikia laužti. Spanulis vargiai gali apsiginti tokiose situacijose ir ketvirtoji komandinė pražanga užfiksuota. Pangosas. Derinys Milakniui. Pabėga jis nuo Mansarinė. Mansaris spėja prišokti prie Milaknio. Deivisas galima pabandyti išbauduoti Kimą Tylyje. Pražanga turbūt ne jam. Į pagalbą atskubėjo prancūzui Jorgis Printezis. Na, žiūrėkime. Tai Papa Petro turėjo pražanga, bet prasmuko į dešinę pusę Deivisas. Praleido į prancūzas ir kas jo pasirodymas yra šiandien Tylyje įrašyta pražanga, nors matėme iš epizodo pakartojimo, kad atrodo labiau prie tos pražangos prisidėjo Papa Petro, na, bet visiškai nesvarbu, dar geriau Žalgiriui. Olympiakos, aišku, turi Džemelą Maklyną pakankamai pailsėjusi. Deivisas šiandien pataikė 4 baudas iš 5. Dabar labai netaiklus metimas, nebūdinga Brandonui Deivisui. 7 kamuolį kovoja Printezis. Manau, tai yra nuovargis, kai daug kontaktų yra su varžovu, automatiškai ir sunkiau pataikyti baudas. Papa Petro. Maklynas. 2 žalgiriečiai prieš Maklyną. Išmuštas kamuolys. Tik 2 sekundės ir 30-osios. Dar šiek tiek laiko turi Olympiakos. Taip, dominuoja šiandien gynybinis, super kietas krepšinis. Sunkios rungtynės žiūrovui, ypač neutraliam žiūrovui, jos tikrai ne pačios smagiausios. Vasilis Spanulis, Maklynas į krepšį laiku išmeta. Ir Kevinas Pangosas. Žalgiriui dar skubėti nereikia, laiko turi žalgiriečiai, bet klaidų per daug. Klaidos skandina kauniečius. Pangoso perdavimą perskaitė Maklynas, reikėjo pačiam kanadiečiui atakuoti, čia taškai įskaitomi. Taip, kamuolys leidosi į krepšį ir Pirėjo Olympiakos po labai ilgokos pertraukos nepirmavo dviženklių skirtumų nuo 3 kėlinio pradžios, dabar susigrąžina 10 taškų pranašumą. Taip, Ulanovas praleido čia Printezį pro galinę liniją, po to jau buvo per vėlu. 15 kamuolių prarado Lietuvos čempionai. Mažiau nei 4 minutės iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Edgaras Ulanovas. Papa Petro gynyba prieš jį. Aronas Vaitas užstoja kelią Džemelas Maklynas ir išmuša kamuolį. O laiko nedaug. Čia ties klaidos riba žaidė Aronas Vaitas. Viena sekundė ir 80-osios. Deivisas spėja grąžinti kamuolį Pangosui. Ai. Na, kaip per tiek laiko geresnio metimo ir nesugalvosi. O ir nekrenta žalgiriečiams paskutinėme ketvirtyje, kurį pralaimi 1-11. Taip, vienintelis Deivisas pataikė baudą. Iš žaidimo nieko. Vasilis Spanulis. Olympiakos atakos ilgos. Beveik visi metimai paskutinėmis sekundėmis. Ir Deivisas užgriūnant Spanulio, 3 metamos baudos. Ir šį kartą nieko neprikiši teisėjams. Viskas matėsi. Deivisas tikrai prasižengė prieš Spanulį. Na taip. Pražanga siunčianti veteraną mesti 3 baudų. Taip, šiandien Spanulis pataikė 2 tritaškius iš 4 ir automatiškai susitarimas po užtvaros vidurio puolėjui Žalgiriui prišokti prie Spanulio ir jam trukdyti. Pražangos išvengti nepavyko. Kostas Papanikolajų tarė ir jis savo žodį ketvirtajame kėlinyje. Turi 4 pražangas puolėjas, Nikola Milutinovas ir Dimitris Agravanis palaiko komandą šalia aikštelės. Milutinovas turėtų sugrįžti jau trečiose rungtynėse Kaune. Magnetinio rezonanso tyrimas
neparodė jokių rimtų traumų. Tiesiog kelios skausmai. Kaip tiek trukdo žaisti serbui. Spanulis pataiko trečią baudą šiandien iš 6. Dabar sakyčiau, Žalgiriui reikėtų gal šiek tiek patrumpinti atakas. Lieka 3 minutės 20 sekundžių, o Olympiakos persvara ir solidi. Laikyti kamuolį 20-22 sekundės būtų nenaudinga. O tai yra naudinga Olympiakos komanda ir jeigu dar 23 sekundė yra subauduojamas tritaškį metantis žmogus, tai apskritai. Žingsnis pergalės link ir Spanulis sumetė visas 3 baudas. 68-55. Vasilija Micičius. Pražanga. Vienas prieš visą varžovų gynybą. Spanulis nelabai gali apsiginti prieš Vasiliją Micičių. Kabino Žalgirio gynėja Olympiakos puolimo lyderis. Rimtinių veiksmų bandė sustabdyti serbą. Neįsivaizduoju, kokių čia kontrargumentų gali turėti teisėjai Vasilijus Spanulis. Sakė, draugiškai tiesiog apsikabinau, nenorėjau prasižengti. Pataiko Micičius. Ir šiandien Vasilija Micičius toliau yra naudingiausias Žalgirio žaidėjas. Per anksti buvo įžengta kovoti dėl kamuolio, tai nieko nekeičia. Micičius pataikė. Kol kas šiame kėlinyje žaidimo taškų dar nepelnė kauniečiai. Visiška anomalija. 7 minutės be taiklių metimų. Dar didesnė anomalija visos rungtynės be Jankūno metimų į krepšį. Taip. Spanulis. Printezijui. Printezis, manau, į krepšį metį. Abejoju, ar kabino kamuolį Maklinui. Taip, tikrai metė į krepšį. Bet išėjo viskas dar efektingiau ir lygiai taip pat efektyviai Olympiakos klubui. 70-57. Paulius Jankūnas, Deivisas ir pagaliau į žaidimo pataiko Žalgiris. Ta daro Deivisas po Jankūno rezultatyvaus perdavimo. Dabar gal nepakenktų ir presingas nuo galinės linijos. Nežinia, kiek dar jėgų liko. Aišku, su Jankūnu sunku taikyti tą presingą. Spanulis, o dabar jau perdavimas. Dabar jau tikrai buvo perdavimas Džemelui Maklynui, kuris žaidžia galbūt geriausią savo rungtynę šį sezoną. 21 taškas ir 28 naudingumo balai. Brendonas Deivisas, vėl labai daug kontakto. Čia jau nesportinė. Čia jau yra nesportinė pražanga. Jeigu prieš tai galima buvo pagalvoti apie porą paprastų, tai čia tikrai nesportinė. Kėrė per rankas Spanulis, Maklynas irgi. Kaip su dalgiu šienavo varžovas Brendonui Deivisui. O čia Spanulė, aukščiausia klasė. Pakartojimas. Gali teisėjai pasinaudoti vaizdo peržiūrą ir nieko jį nepakeitė. Lieka toks pat sprendimas, nesportinė pražanga prieš paskutinę minutę ir Brendonas Deivisas prie baudų metimo linijos. Žalgiris metė 10 tritaškių, varžovai 23. Olympiakos gynybos, kaip minėjau, išskirtinis bruožas. Puikiai gynyba ties tritaškio linija. Šioje kategorijoje Olympiakos buvo akivaizdžiai geriausia ekipa ir reguliariajame sezone. Tiesiog ir neleidžia varžovams atakuoti iš toli. Deivisas artėja prie trečiadienio rezultatyvumo, 21 tašką pelnė užvakar. Dabar jau surinko 17. Taiklūs abu metimai. Taip, bet neretai šiandien nesusitvarkė su Džemelu Maklynu Brendonas Deivisas. Reikia trumpos atakos. Labai sveikintinas būtų taiklus tolimas metimas, 3 taškų vertės metimas. Su pražanga. Nesportinė pražanga. Artūras Milakis. Na štai tas tritaškis, kurio prašiau. Ir metimas yra. -8. Dar rungtynės nėra pralaimėtos. Minutės pertraukėlė. Ir jos paprašė Janis Vairopolas.
μας, ο οποίος θα παρακολουθήσει μαζί με ένα φίλο του τον επόμενο αγώνα της ομάδας μας, Βολικές της Κράτς, η ανάσα Βουλιβάση, είναι ο Μάνος Αντωνόπουλος. Αν θέλετε να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της ομάδας μας, στη συγκεκριμένη θέση, είναι συντονισμένοι στους διαγωνισμούς του ΟΠΑΠ, μέσα στο γήπεδο, αλλά και τα social media του μεγάλου μας χορηγού. Taigi mūšis dar nėra pralaimėtas. Po Deiviso baudų metimų ir Milaknio tritaškio nuo 13 taškų Žalgiris priartėjo iki 8. Tokia blogai, kad Žalgiris turi jau 4 komandinės. Olimpiakos stengsis ir toliau rengti ilgas atakas. Štai, kokia gynyba, dviese žalgiriečiai atakuoja Spanulį. Tengiasi, kad jis nusimestų kamuolį. Arba tiesiog priversti jį suklysti. Ir beveik pavyko. Tačiau Micičiui pražangą sušvilpė rungtynių arbitrai. Ir Spanulis mes baudas. Kas dar neatsigauna. Spanulis pataikė 5 iš 8, pataikė 3 ketvirtajame kėlinyje. Astilija jau sėdė ant suolo su 5 pražangomis. Bet Spanulis tikrai pailsi gynyboje, kad ir tas Milaknio tritaškis buvo labai vangi. Spanulio gynyba labai prastai užtvarą įveikinėjo, bet pasitaupo puolimui ir patempė savo komandą svarbiausiais momentais. Dar vienas Žalgirio bandymas priartėti, vėl reikalingos trumpos atakos. Vasilija Micičius. Juda Milaknis, juda Pangosas prie tritaškio linijos. Milaknis laukia perdavimo, bet Deivisas iš po krepšio. Ir 2 taškai nėra blogai. Nors Milaknis buvo visiškai laisvas, aišku, Deivisui prieš 3 varžovus buvo sunku tai matyti. Micičius. Beveik buvo perėmę kamuolį žalgiriečiai. Kova iki galo. Kova kaip ir turi būti atkrintamosiose varžybose. Žalgiris nebando zoninio presingo, jau reiktų rizikuoti. Jokio skirtumo, ar pralaimėsi šiais 8 taškais ar 12 taškų. Žalgiris savo gynybos arsenale turi įvairių zoninio presingo variantų. Olimpiakos sugaišo jau daugiau nei pusę atakos laiko vien krapštydami kamuolį ties aikštės viduriu. Maklynas, Britezis ir dar kartą Džemelas Maklynas atstovėjo Brendonas Deivisas. Greičiau reikia. Vasilija Micičius. Dar viena rezultatyvi ataka padidintų šansų sugrįžti. Wow! Micičius. Lieka 6 taškai ir 1 minutė. Prasižengti dar nereikia, paspausti reikėtų. Vangelis Mansaris ir kamuolys Spanulio rankose. Taip, dabar buvo kažkas panašaus į zoninį spaudimą. Prieš Spanulį dabar neapsimoka prasižengti, jis dabar pastaruoju metu labai gerai meta baudas. Printezis. Ai, ties klaidos riba žaidė varžovai. Ir Janis Papapetru. Na tai jau yra... Su mėsomis, su visomis mėsomis sugrūda kamuolį į krepšį. Tai jau yra galbūt paskutinė vakaro vinis, įspūdingas epizodas. Janis Papapetru ir dar užfiksuota Deiviso pražanga. Taip, čia jau naudojo riziką gynyboje žalgiriečiai, kai dviese atakoja vieną varžovą ir turėjo daug laisvės Papapetru.
Taip, pražanga per veidą. Trinktelėjo varžovui Deivisas. Taigi Deivisas sukūrė gražiausią praėjusių rungtynių epizodą. Šiandien, atrodo, gražiausias epizodas priklausys Janiui Papapetru. 5 kartą prasižengė Deivisas, o... Aš manau, kad bus skirta nesportinė pražanga. Nors tai naujas traktavimas Eurolygoje, nors tai netyčinis veiksmas, bet stiprus smūgis į veidą ir spėju, kad bus nesportinė pražanga. Labai gali būti. Ir nelabai pasiginčytum, jei tokį sprendimą pasirinks teisėjai. Olympiakos fanai jau užuodžia pergalę. Na, bet tikrai smagu, kad žalgiriečiai neišskydo, nenuleido rankų, kovėsi iki pat pabaigos. Gal peržiūra reikalinga ir po to, kas įvyko, ir dėl to, kas įvyko šiek tiek vėliau. Ten taip, nedidelis apsistumdymas. Na, prisiminame, kaip vakar baigėsi Realo ir Panathinaikos rungtynės, ten paskutinėmis sekundėmis Rudy Fernandeso ir Tanasio Antetokounmpo ginčais ir pasistumdymais. Štai toks Brendono Deiviso judesys ir štai galėjo būti dar nubaustas Deivisas. Turbūt ir bus. Na, yra už ką nubausti. Smūgis į veidą Papapetru, ten dar, sakykime, pražanga, po to jau nereikalingi veiksmai prieš Jamelą Maklyną, tai yra techninė pražanga. Na, dabar jau ir arbitrams nebėra prasmės Deivisui skirti ir techninę, ir nesportinę. Rungtynių baigtis beveik aiški. Papapetru prie baudų linijos. Deivisas baigė pasirodymą, pelnęs 20 taškų. Pataikė 7 dvitaškius iš 10, 6 baudas iš 8. Techninių abiejų. O, niekas netitvėrė Papapetru žaidėjo metančio baudas. Tai labai širkšti gynybos klaida. Techninių abiejų pusės pridalino teisėjai, o iš tikrųjų nugalėtojas aiškus ir dabar jau Papapetru tą skelbia galutinai. Jo dėjimas iš viršaus su pražanga, jo taiklus metimas iš aikštės krašto ir Pirėjo Olympiakos lygina serijos rezultatą. Tikrai neverta nukabinti nosių, neverta nusiminti. Kauno Žalgiris padarė didelę plano dalį, tai yra laimėjo vienerias rungtynės išvykoje, ką būtina padaryti, norint laimėti seriją be namų aikštės pranašumo. Tai rimtai kapojasi antrosiose rungtynėse žalgiriečiai. Taigi Kaune Žalgirio arenoje laukia karas, tikras karas. Na ir šiandien, manau, aikštėje pamatėme tikrą karą. Iš tikrųjų, rungtynės nėra desertas krepšinio gurmanams. Rungtynės, kurios tęsiasi daugiau nei 2 valandas. Stabdymų daug, pražangos, emocijos, kieta gynyba, ilgos atakos. Ir šį kartą Pirėjo Olympiakos klubo pergalė. Čia dar užmynė galinę liniją Artūras Milaknis. Taip, dabar turbūt jau neberengs atakos aikštės šeimininkai. Ardis Printezis pasivaro kamuolį, viskas, tai jau yra pabaiga, metimo į krepšį nebus. Jasikevičius spaudžia ranką Janiui Svairopolui, o šių strategų kovų dar laukia mažiausiai 2, kadangi serijos rezultatas lygus 1-1, serija kitą savaitę keliasi į Kauną. Jasikevičius pasako keletą žodelių rungtynių arbitrams. Taip, manau, kad šiandien teisėjavimas buvo tikrai ne aukščiausio lygio ir matėme akivaizdžiai epizodų pakartojimus. Kita vertus ir Žalgirio žaidimas nebuvo toks geras kaip prieš porą dienų, nuo 16 klaidų, dėl 16 klaidų vien teisėjų tikrai neapkaltinsi. Taip, daugiau nei 2 dažniau klydo žalgiriečiai nei per pirmąją ketvirtfinalio dvikovą. Olympiakos komandai padėjo ir geresnis tritaškių pataikymas. Ketvirtajame kėlinyje pataikyti labai svarbus tolimi metimai. 10 iš 24 tritaškius pataikė šiandien Olympiakos. Gan aukštas. 42% taiklumas. Na, šiai komandai jis yra labai aukštas, kadangi Olympiakos viso sezono metu viena prasčiausių komandų pagal tritaškių taiklumą Eurolygoje. Taip ir kovą po lenta laimėjo Graikijos komanda, net 34-26, kauniečiai
puolime nusėmė 2 kamuolius, kai Olympiakos žaidėjai net